Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie netinkamą vaikų elgesį. Ta tokį erzinantį dėmesio siekiantį elgesį. Kaip pavyzdžiui, vaikas gali kartoti mama, 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 arba tėti, 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 arba prašau, 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 prašau 10 ir daugiau kartų tol, kol jūs sureaguosit. Arba atvirkščiai, jums reikia vaikui kažką kartoti ir priminti N kartų ir vaikas tarsi atrodo, kad sugeba kažkokiu stebuklingu būdu atjungti ausis ir jūs neišgirsti. Arba kažkokį susitarimą, arba taisyklę reikia priminti daug kartų, vaikas sako tuoj ir jūs kaip sugedusi plokštelė, ar ne, elgiatės. Arba galbūt, nežinau, jūsų vaikas yra tas, kuris ten gali, ką nors tokio mažo padaryti, ten kokį lapuką nupiešti ir jau eiti jum rodyti ir, kažkokiu būdu jis turi tokį nuolat jausmą, kad reikia vaikų žavėtis, įgirti. Ir, taip greičiausiai patiria susierzinimo jausmą. Yra labai sveika tokiose situacijose patirti susierzinimo jausmą. Jūs greičiausiai turėtų aplankyti mintis, kad jūsų vaikas kaip siurbtukas prie jūsų prisisiurbęs ir ima jūsų visą dėmesį. Ir tam tokiam emociniam lygmenį ta reakcija yra apie tai, kad jūsų asmeninės ribos yra pažeidžiamos. Tai jeigu bent vienas iš tų dalykų tinka jums, tai greičiausiai jūsų vaikas yra išmokęs netinkamo dėmesio siekiančio elgesio ir nori papasakoti, ką su tuo daryti ir kaip gyventi.